važiuojam autostradą, mes draguojam, mums nerūpi pinigai, tada važiuojam. Labą dieną, gerbiamasis. Prašome palikti. Noliekau. Taigi, kur važiuojate? Namo važiuoju. Iš kur? A pas draugą buvau. Tai prašome palikti. Kokį dviratininko pažymėjimą? Savo dviratininko pažymėjimą. Aš neturiu, man nieks nepasakė, kad reikia turėti. Atsiprašau, kur šalmas, kur apsaugos, kur liemenė? Nežinau, kur pirkti. Jūs pažeidėte tas taisyklės, pamatote, kad jūs dar pagėręs esate. Ar aš pagėręs? Aš negeriu visai. Prašom papūsti. 1,9. Kokį? 0,0, ne 1,9. Ką gėrėt? Vandenį ir limonadą. Vandenį ir limonadą, ne? Taip. Jūs žinot, kad už tai baudžiama nuo 300 iki 500 sumos bauda. O gal mes galim kitaip susitarti? Aš žinau, kad jūsų atlyginimai maži. Kam jūs vyriausybei pinigus mokėt? Įsidėsit į kišenę, mane ramiai paleisit ir bus gerai. Bandot mus papirkti? Ne, nu panelė, nu jūs jauna, graži, nu imkit, va, nueisit į grožio saloną, nu. Kas čia? Darbo metu turbūt gėrėt, su ko gėrėte? Nu, Juozai, kiek jūs išgėrėte? Aš nieko negeriau, darbe biškį truputį išgeriau ir važiavau namo. Aš norėjau mėšlo pasivežti, važiavau namo ir mane sustabdė. Žinojau,